Sveiki visi, su jumis aš Maineksas ir Vilmantas. Ir tai yra Lifehackų patruliai. Sveiki atvykę į antrą epizodą šio puikaus mūsų bendro projektuko. Šiandieną, kaip matote, mes šiek tiek pasipuošėm, nes lifehackai bus labai durni. Nu ir paprasti šiandien, nes nėra daug geresnių lifehackų. Bet iki sekančios serijos mes pasistengsim ir surasim geresnių, įdomesnių lifehackų. Jo. Bet vis tiek nebėkit, vis tiek žiūrėkit šitą dalį, nes bus ką pamatyti, bus iš ko pažvengti. Ir bus iš ko pasimokyti tikriausiai. Labai tikiuosi, bet abejoju. Žodžiu, tai Lifehackų patrulis, o mes pradedam. Pirmame lifehacke mes matėme, jog vietoj to, kad naudoti kokio nors McDonald'o arba visokio fast food'o, tu... Kaip jau vadinasi? Kartoninių... Podelių? Vienkartinių. Jo. Žodžiu, galima tiesiog paimti maistinę plėvelę. Na, mūsų atveju tai nėra maistinė plėvelė, tai yra pakavimo plėvelė, bet jinai atlieka tą pačią funkciją, tik kad jos čia žymiai yra daugiau. Žodžiu, mes matėme, kad jeigu pils skystį, nu čia įpilk tiesiog dėl vaizdo, įpilk... Kokį skystį? Nesponsorinto geltono skysčio. Ok. Aš tuo metu peilį pamiršau. Čia kaip žinai, kaip bare būna. Kaip daug, kaip nedaug? Nedaug, kam čia? Ar galėtume atsigerti? Nu gerai, galėtume atsigerti iš pusės. Taip atsargiai. Gerai, biškį neapskaičiau. Tai va, gerai. Kaip mes matėm, daug stiklinų. Pastatyk. Ai, nors gerai. Darom. Taip. Šiaip nieko nesimato, ką mes čia darom realiai. Bet tai pamatysit. Tai pamatyk. Wow. Gerai. Laikyk. Sensiu. Ok. Būtume sudaužę realiai, bet plauką. Sargi man rankų nupėjau. Stengiuos. Wow. Nelik tu čia taip. Sargi. Oh shit. Taip. Gerai. Tai maždaug. Va taip va. Taip. Viršus užklijuotas ir ką toliau? Toliau mums reikia paimti šiaudelį Ir tiesiog jį įstatyti. Tai įsiplauk čia. Ir... Man rodo, blogai padarėm. Tu praplėši. Bet gerai vis dar galima. Pažiūrėk, ar išsikils. Aišku, išsikils. Čia aišku išsipils. Gerai, bandom antrą stiklinę, dar ne viskas prarast. Man rodos, kad vis tiek prabėgs. Nu pabandyk čia va. Aš turiu kokį kibirą. Taip, šau. Ai, nors man rodos, kad gerai, šausiu va čia, tarkim. Aš bijau, Nu tiesiog vers. Gerai. Biškvai padarėm, gerai, palauk. Nu. Holy shit, veikia. Bum. Nu. Nu. Na, dabar galim pasimėgauti gėrimą. Tai praeitame lifehacke mes gėrėme Fanta, o dabar mes kaip ir padarysime Fanta, tik tais iš vaisių. Nu, o Fanta šiaip ir yra apelsinų. Iš apelsinų turėtų būti pagaminta. Apelsinų sultis, nu, tiesiog. Jo. Darom. Žodžiu,
Visko, ko mums reikia. Reikės taurės, bet čia vėliau. Todėl aš ją pasauksiu. Čia tas apelsinas, man atrodo, įtilps, čia... Tai čia nereikia to. Žodžiu, Prapjauti reikia. visko, ko mums reikia, šitą kol kas patraukiam. Taip geriau. Žymiai geriau. Daugiau vietos. Žodžiu, mums reikia prapjauti... Pačią virš... Ne, plap. Jo, kažkur toje vietoje prapjaut ir tiesiog šitą apelsiną. Uždėti vėliau ant apelsino. Apelsiną ir tiesiog gausi gerai nelygiai prapjauti. Nesvarbu, kaip čia prapjaujam. Žodžiu, tai va, dabar, kaip mums rodė, reikia apelsiną paminkyti truputį, kad jis minkštesnis taptų. Tam, kad jis suspaustų ir kaip logiška yra, kad sultis iš jo labiau išbėgtų vėliau. Nežinau, su kokia jėga jis ten įspaudė, aš spaudžiu normaliai ganėtinai. Iš kitos irgi pusės taip paminkyti. Taip, dar kitą pusę. Kad visas o gerai. Kokius jis baltas tapo? Nuo stalo gal. Nežinau, abejau. Žodžiu, dabar viską, ką mums reikia padaryti, izolkės reikia, izoliacijos. Pakelk tą atsispindinčią. Štai va. Tai tokią izoliaciją naudosim man šitą eksperimentą? Jo, tenais buvo karštikliai, tačiau karštiklių dėja mes šiandien neturime, dėl to naudosimės izoliaciją. Taip. Žodžiu, ką žinau? Tai gerai. Daug. Aš laikysiu tų pjaukų, atpjauk gabalą kažkur čia. Opa. Dabar tu laikyk. Dabar aš laikau ir dabar tu atsiniok ir užklijuosiu. Čia padėk. Nieko, čia lifehackai. Čia niekad viskas nesigauna taip, kaip turi būti. Na jo, praeitą seriją matėt, mums visas pavyko. Žodžiu, turime štai tokią apelsininę bombą, gal, nežinau. Ir dabar reikia atsukti kamštelį. Kol susakinėsiu, gali šitą viską nuimti. Ja. Ir toliau viską mums reikia tai paimti ten įkišti peilį. Ir prapjauti, žodžiu, skyrą. Taigi, tiesiog atidaryk, kad mums reiks dar to. Ai, stiklinės? Nu... Ką aš galiu pasakyti, apelsinas nesipjauna tiesiog. O tai... Dėl to aš tiesiog jį patrankysiu. Žodžiu. Ir dabar, kaip mes matėme, turi vykti visiška magija. Mes tiesiog atversim ir iš apelsino pasipils sultis. Pasiruošęs? Davai. Nu, bet paspaudus taip. Be abejo, galima spaudti. Išsiduokite pademonstruosiu iš arčiau. Šiek tiek apelsinas lūžo. Žodžiu. Lifehackas, tu tą patį gali padaryti ir taip tu gali tą patį padaryti ir taip nesiparinant ir be viso šito tiesiog gali paimti taip ir kaip citriną išspausti vėliau apelsiną. Na ja, bet manau lengviau būtų tiesiog su sulčiaspaude paimti ir viską spausti ir jau mėgautis šiomis apelsinų sultimis. Jo, žodžiu. Lifehackui duodu aš asmeniškai labai didelį minusą, nes jis yra beprasmis, labai daug užgaišo laiko ir gali viską lengviau pasigaminti. Nemu. Žodžiu, sekantis lifehackas yra visiškai absurdiškas, aš nežinau, kam jis reikalingas, bet aš jį pamačiau ir aš užsinorėjau jį pabandyti padaryti. Pradurt bulvę. Pradurt bulvę su šiaudeliu. Žodžiu, kaip mums rodo video, kad taip pradurt neįmanoma, nes, nu, tipo šiaudelis yra per plonas, nesugeba. Bet laiko to. Jo, bet jeigu mes užkimšim, va tai va, su pirštuku, vieną galą ir bandysim durti su kitu, jis atseit prasidurs. Ir let me try. Na, jeigu kitų galu. Ne, kitų galu tikrai neišeis. Gerai. Neveikia, net toks simple ir
useful lifehackas jis neveikia. Gal tavo bulvė tiesiog per kieta, bet pabandom paskutinį. Ten iš vis didelė buvo bulvė, čia mažytė. Viskas paskutinį kartą bandom. O, buvo, žiūrėk. Dar štai pabandyk. Bum. Palauk, aš noriu dar pabandyti. Ne, štai jau. Nu gerai. Čia reikia staigiai daryti, ne? Kaip supratau. Jo. Koks tavo rankas ant CSGO. Lol, iš tiesų veikia. Palauk. Ok, turime linksmą bulvę, lifehackas pasirodo veikia. Man įdomu, ar man pulės suktis gerai. Ne. Žodžiu. Su jumis buvo laida Lifehackų patruliai. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Mainexas ir Vilmantas. Mūsų Instagramus rasite description'e, taipogi savo ekranuose dabar matote. Tai linksma bulvė. Antras epizodas is over. Susitiksime sekančią savaitę. Iki. Dabar. Kad?